Kas sportuoja vienaip, pučia, Jo, kas prisitraukimus daro. visai neblogai. Gerai. Čia tai mėlyna, Aha, čia tai rožinė. tai va tikrai. Pasislėpusi barbių ir klentė. Ateik susišukuosim, Une. Testuoja tėtis, tai gal Gal be tapkių? be šlepečių tu reiks daug gaudyti. Irklą paduok tėčiui. Ne per čia lipi. Man atrodo, kad jau turim kadrą įdomų. Nu jo. Nenusisekė. Šlepetę pavėdėjau. Atsiprašom, bet labai juokinga. Ištestavo. Testą praėjo. Nu tai dabar jau gali maudytis. Une, tu be liemenės tai jau nes paskui reiks gelbėti čia visus. Neatstumk, Une, jis pats atsistums, gerai? Priverstinės maudynės patyrei. Bus tau nenorėt su vaiku maudytis. Liuks. Nu kaip, atsigaivinai? Nu, visai gerai. Šiaip manau, tai visai šils. Ne. Nu, fainai. Maudynės nebuvo planuotas. Tai va, pastebėjom. Kodėl tėtis plaukia į krantą? Mama. Kodėl plaukia į krantą? Tiesiog žvalgyba. Kaip žvalgyba? Gerai, ką jis ten šauks. Tėtis. Prijuokina mumis visus, ane? Jūra. Kokį... Pilkas laivas atplaukė, kur buvo Lietuvoj, man. O, geras, matai, va, ne veltui tu čia į žvalgybą. Viską dabar žinom. Pririšę, ne? Na, reikia. Per čia lipsim. Aš staliuką paliku. Aš nenoriu čia, gal jis norės čia stotis. Ai, nu jo, greičiausiai. Šalia mūsų greičiausiai gali. Aha. Nu, gerai. Čia siauresnė vietelė, tai gal čia kažkur prie kranto. Galima į per kopačias. Nežinau, kaip čia patogiau. Mes taip irgi nenorėtumėm įkristi. Nu, parodyk, kaip tu čia išlipi. Kopėtėlės tokias pritvirtinom. Nu, va, prašau. Gerai. Gerai, tik tai kartais atitolsta truputėlį, tai tu čia neužsižiopsok. Gerai? Ir viena čia nestraksėk, su tėčiu pabūk. Paskaisim ledų. Bėgsi.
Kiek bėgsi? 10 gal kilų. Matysiu. Va, mano bėgimo apsisukimo taškas. Po 5 kilometrų. Visą laiką ją miškeliu palei jūrą, bet per kopą. Jūros nemačiau, bet visą laiką girdžiu šalia. Tokia ta Pavilostos jūra. Ramos, nelietas paplūdimys, tuščias. Ten laiveliai plaukėja. Žmonės vaikšto. Mėgaujas. Toj pusėje. Nu, žodžiu, kas nori ramybės, tai čia yra, ko gero, ta vieta, kur galima gauti ramybę ir viską. Kaip gražu čia. Labai plačios. Atsargiai, ne, nu tikrai. Tuoj apsisuks atgal. Aha, labai išrūkiau. Po ąžuolu. Tai gerai, gali čia eiti. Mes pėsčiųjų takeliu. Jūra savo matosi. Ir išlindom čia. Visai prie pat. Parašyta, kad restorans čia yra. Pasižiūrėkim, kaip atrodo. Kur čia ateisim. Gaurometis. He. Takelis yra tokių, ne? Čiobrelių kiek. Einam atgal, ne? Čiobreliai, vieni čiobreliai. Žymusis akmuo. Negilu. Radom dar vieną apžvalgos aikštelę. Taip ir turėjo būti ties akmeniu. Kuku. Ateinu. Toks erdvus, ane? Labai. Šiaip nėra, kad kažkas labai daug matytųsi. Nu, jeigu mes nuo jūros nematėm, tai gal pušys tiesiog paaugusios, ar čia pagal tai, kad čia papuvę, tai jau turbūt senai statyta. Tik truputėlį gal atnaujina va laiptus. Čia yra aikštelė kempingui, su laužavietė, suoliukais, staliukais, automobilių aikštelė. Kavinukės šiltnamiuos mūsų klimato zonai. Ir jūra. O, kokia jauki zona.
pavyzdžiui, mes dabar jau kaip ir ryto meniu. Tai va čia kavos, visokių dripsnių. Vėl griaudėjo. Bet aš parsidažinėjau kelią jau. Dabar pabandyk per mano kelią. Štai čia, pažiūrėjau. Ką? Čia praeis. Čia, ne? Kojas Na, čia. kokia gražuolė. Saulė šviečia, lietus pliaupia, nu, vienu žodžiu. Ne? Čia mes grįžtam pro parduotuvę. Kas pietums? Kaip lietuvis be šaltekų. Šaltekai bus. Ypač vasarą, da, kai tik tvankų karštą. Nulaukiam. O aš arbūzą pjausiu. Ūla išrinko, sakė, kad turi būti skanus. O taip va. Geltonas, apvalus ir bičių dantų išraužytas. Neįsivaizduoju, kaip ten tos bitės dar su dantim išraižyti. Karšta pas mus šiandien. Atsidarėm liuką. Lietus lyjo. Tik atsidarom ir vėl. Va, prilyja viskas. Prilėjo. Ne, neprilėjo. Ta prasme, uždariau. Kas? Šalti barščiai. Bulvytės su paprikai. Grybukais ir visokiais gerais dalykais. A ne, Une? Jo. Pokalbį su močiute. Gerai. Ir skalbyklą. Galit visi nešti čia skalbinius. Mes turim ką skalbę. Gerai. Ką turit? Kas pas tave nešvaraus? Nieko. Šitą Nu va, kempinę tokia daug. švaruolė kokia. Ne, čia yra Marselio muilas. Yra labai fainas, labai kvapnus. Iš Marselio? Taip, iš Prancūzijos. Marselio muilas. Bet jis skirtas skalbiniam. Nu gal. Taigi Taip. aš ten tau irgi muilą parvežiau. Ten nuo Marselio yra gal Nu. 30 km. Nu tai fainai, nu, ačiū. Tai jau ten rankų, o šį čia skalbiniam. Bet man patiko dėl to, kad jis kaip ūkinis tinkamas skalbti šiaip rūbus. Tas, kur parvežiau, gal irgi ten Reikia pažiūrėti. Manau, kad galima. jis toks atrodė man. Biškutė. Bet ten labiau rankom. Gal. Nu, tai va, gerai, ruošiamės į muziejų. Gerai? Žvejot. Nu, tai pirmą, nueinam į muziejų, paskui žvejokit. Gal dar neužsidaro? Galima ateiti. Jūsų muziejų? Maudu. Paldies. Va, kokia skrynė gražią, kur matėm. Čia kas svarbi. Kas čia galėtų būti? Dabar galvoju. Apvalytas. Mhm. Čia vis tokie prispaudė. Pamenu tokią mašinėlę. Čia kažkaip tarybinių žvaigždžių daug. Visokių ženkliukų nelabai man čia. Tie eksponatai. Nelabai. Man kelia kūno pasišiaušimą. Mama, žinau, alergija man. Taip, o kas čia tokie? Bauskas gaišais. Alus. Čia viską tai iš ano metų surinko. Aha, likučius ką radame. Lygia mašina. Oi, tiksliai. Tokia esu mačius, bet gal nežinau, ar mes turėjom, jaučiu, kad gal ne. Bijau pameluoti. Ant molo. Pavilostos molo. 70-ieji metai. Eksportuodavo silkės. O tokie buvo. Taip atrodė.
Savridė, svilkė, Aha, skumbrija. Kirilkė. Gabalinė. Gabalinė buvo eksportuojama į Lvovą, Lvivą, Kijevą, Minską, Karagandą, Kazachiją, Omską, Poltavą, Maskvą, Vorkutą. Nu, gerai. Aš taip įsivaizduoju, kad čia ta pagrindinė gatvė gal ir likus. Tokia, kur ir dabar yra pagal tuos namus. Ne, čia buvo vakarinės dalinys, tai čia buvo uždrausta zona. O čia va tas namukas įtariu, kad irgi stovi. Mes matom jį iš... Iš tikrųjų tas muziejus ir yra. Nu va. O ten toliau tada ta kavinukė tokia greičiausiai, kad čia va muziejus. O mes tada čia tą uostelį turim dabar. Bet mano alaus darykla pagal uostos. Nuo 7-8, kai aš gimiau. Ir aš gimiau. Nu, 12 milijonų butelių per metus pagamina. O paskui 90-ais numirė. Да, концерт, а это пивзавод у нас был, где эта эстрада большая, да, 3 километра там назад. За этой эстрадой там был пивзавод в советские времена. А вообще начало повелось 1879 год, ну, 146 лет назад этот город создали. Барон Отто Фридрих Лиленфельд назвал в честь своего брата Паула Лиленфельда, потому с немецкого Паула Оста, Павловская гавань, как говорится. Ну вот, потому и так название. А там были и спиртзаводы, и кирпичные заводы. А вот здесь вообще ничего не было. Но в Лепое начали... да, город был, это самый первый дом, где мы находимся, как портовый дом построили. А люди сюда не приходили, что они на песке будет делать. А потом в Лепое начали строить этот военный порт. И надо было большие камни. Там в той экспозиции такие большие камни вокруг собрали, и так люди сюда пришли жить. Вот, а мой прадед по маминой линии пришел, потому что здесь лодки и эти парусники делали, и он рыбак был. Вот, так, так что я в 4-м поколении здесь. Да, так что да. Ну вот потому город. А так в советские времена, да, и пивзавод, и рыбзавод. Посмотрите, куда рыба отправлялась, да, даже Москву, Полтаву, Омск, даже Сибирь, да, Минск, Киев, Львов, и Воркуту даже, в Тюрмы. Так что это наша продукция была. Ну, а был закрытый город. Здесь не могли так заехать, как сегодня вы приехали. Да? Тогда, если вы хотели к нам приехать, я тогда шла бы исполком, секретарь писал, тот и тот человек, почему и зачем сюда приезжать. Даже на кладбище, чтобы убрать, надо было такой пропуск. А нам местным был такой штамп, зона пограничников, первая зона, да, по-латышски. Вот, и здесь адрес, эти оба документы должны. И к морю мы до 10 вечера только могли подойти, километр, до Большого камня. Вы уже первый день или как повелости? Второй. Второй, да. Ну вот на море сходите, там вы увидите Большой камень. Вот с мола до того мы до 10 вечера. После 10 вечера нельзя было, когда спахивали. Это и там, чтобы не идти. Потому что Готланд, Швеция, 170 километров только. Это граница западная была. Ну вот я это рассказывала своему сыну, он мне говорит: мам, а где закаты? Потом мне так грустно стало, что в молодости закатов не видала, а сейчас такое шоу это. O zakatai kas yra, Mariu? Солнышко приходит в море. Taip. Ну так. Так что вы там были уже там, Нет, да? нет. Тот еще не были, да? Нет. И тогда поднимитесь наверх. Gerai. Да, там выставка. И тогда, ну я уже приду, там уже будет люди Gerai, ушли. gerai. Paldies. Oi, mes turim tą tokią, ne? Siūti, taip? Kaip jis vadinasi? Gardmanas. Gardmanas.
Nu, va, kaip papasakojo aiškiau, ne iškart apie miestelį, labai faina. Tik parodžiau į Aišku, mašką. ne anglų kalba, bet nes kitos kartos. Sunkiau turbūt būtų jai kalbėti. Melano kažkokios cigaretės. Kanamis. Gardemans, būro šušanai. Va čia yra. Gardemans, būro šušanai. Ai, Jėzus Marija, nu ką aš čia dabar rodau? Jau pamatys rimtus. Ne, nerodysiu to video. Kas čia? Toks. Prietaisas ūsam? Garbanuoti? Nu, arba plaukam. Mat kaip. Čia kokia įdomi mašinėlė. Susiparacija. Aha, kažin ar galima čia jį taip daryti. Neparašyta, kad eksponatai neliečiami rankomis, bet gal būkim kultūringi. Pamenu tokius sakinius, išsilankstai kažkaip, nu, kažkur esu mačius, nežinau kur, gal muziejuje. Prisitaikydavo jie, žinai, išsilankstydavo. O čia telefono aparatas. Alio. Neskambina. Ai, močiutė tau skambina. Kalbėk su močiutė. Tai kalbėk, sakau. Nu tai sukurk. Aha, nu palik gerai, uždėk ragelį. Gerai. Gerai. Kas čia galvoju? Čia tautiniai rūbeliai. Gerai. Gaila, kad nėra kita kalba, tik latviešų. Gerai. Tokios jaunukai gražus man jau latvių. Raktai. Matau. Didelė. Ir lentelės. O kur čia yra dabar? Sasvinukai. Наша это 8800 какого года там было. Вот, и это как это создала это Паул, кого честь наш город, он это придумал, чтобы все улицы выходили и эти парки, чтобы были тоже. Весь. Ага. Крутится, сейчас включу. Opa, pasirodys. Эти коруны. Да, Это наше местное Да. здесь. Да. У каждого этого региона свои. Ага. Да. А у нас вот тюльпаны, Ага. назовем Так. это только у нас. Ага. Другие цветы в других, а у тюльпаны эти Aha, только tam у нас. karūnos tulpės, tik tai čia, tik tam regione. Павелос там новый город, а здесь рядом Сака. Aha, Да, это 795 лет в этом году уже, в этом месте уже. Только на 21 год младше, чем Рига. В 1229 году, да. Aha, и это такая Да. прабанги. Богато. Bogatava. Богато, да. Antram aukšte muziejaus. Čia gal gamintos buvo Latvijoje, nežinau. Nematau QR kodo ar kažko panašaus. Tokie gražūs senoviniai baldeliai. Va. Laivas naktį. Paroda Intas Abramenko. Šitokia mini galerija. Lidecina. Lideka. Pēc vietras. Pastaiga. Gulbių dziesmas. Gulbių giesmės. Divas varnas. Zvejniekų sieta. Jachtas. Jo, ir dabar čia matyt neseniai gal tapyta, aš spėju. Nes, jo, čia 24 metai parašyta data yra. Migla zona. Baka pavilosta.
vidurys Pavilostos turbūt. O čia Klusums. 3. Tai 3 laiveliai. Gražus senovinis pianinas su žvakidėm. Va, koks puošnus, restauruotas. Nebeskaitysiu daug čia. Man to žuvelės patinka. Jana Kertas. Jana Kertas. Gali? Viskas susijęs su Pavilosta. Jā, māciet rītā 12. Vislabāk būt pēc pusdieniem, jo rītā viena lielā grupa 12. Nu, matei, koks žvejybinis laivas, kiek žuvyčių pagavo. Uotas arba plekšnė. O čia tai kokį valgį važiuojas. Nu, toks mažesnis. Mums jau nav vietu virsū. Tāpēc tajā mājā arī. Tu draudziņā apsēdies, tad es tev uzdarīšu. Bet cepurīt noņem lūdzu. Kokia sena kepurė išlikus. Braukt, redzēs, kā zvejos zivis, reņģis pie mums jūrā. Natūraliai iš šakų, ne? Priešdavo kokį svorį matai. A, tiksliai. Aha. Apsēdiet draudziņā pie galviņas. Kokia žvejybos, ne? Es izvēlu krājumu. Jā, man krājuma labākā jau šonedēļ aizgāja atvaļinājumā. Es esmu muzeja vadītāja. Prieks iepazīties. Jā. Pilnīgi ekskluzija. Nē, jūs atbiešiem. Mēs jau maz esam. Kabliukų daug, ne? Jā, 3 dienā. Tinklas su daug kabliukų, ne? Puslodīt, un tas ir Ne, viss. taip iš Tokia tikrųjų nesu tokia mačius. kaip žirdelė, žinai. Tokia kaip meškerė su daug kabliukų galima. Ir mums Tai tas kad ne meškerė. un mums ir 18. Ekspozicijoje Kiurelė prašo smulkaus tinklo sukurta, kad išsaugotų Pavilostos žvejybos vertybės ir tradicijas nuo 20 amžiaus pradžios iki šių dienų, eksponatus derinant su naujoviškomis technologijomis. Dublis dubus, žmogus už bortą. Ne, geriau neišvirskit ten. Dabar mano eilė. Rankštas kokį paimsi irgi. Paimsiu. Gal prie tėčio arčiau, net nežinau, ar ne. Galiu čia. Gerai, va taip va. Tėčiui bus vieta. Persisegėt per kliniuką viską, ne? Gerai. Bet perskaitė jo perinti. Zundos, ne, man atrodo tokios. Tokios atrodo elektrinės gėlės. Aha. Labai gražios. Įdomu, kaip Čia yra- sakas plaukti. Pavilostos promenada. Nu va, čia promenada. Tik įėjom, buvo tokia trumputė. O čia mes ir gyvenam. Tai čia dar arčiau tas takelis. Nu, galim eiti. Aha, gerai. Prašom atsargiai dėti pėdutės. Promenada vadinas čia. Opapa.
O tai tau promenada. Ir kaip iki pat galo čia nupėdinti. Parplaukė mūsų drąsuoliai. Basom kojom nutarėm, kad eiti yra saugiau, nes neslidu. Bet taip jau yra ką veikti čia. Nu ir kaip? Gerai? Smagu? Čia promenada labai faina. Nu, tokia patogiai eiti, kaip kalnų ožkos mes čia sūla. Pavilostas mols, tai va pasiekėm švyturį raudonai. Nuėjom iki galo ir yra 334 metrų ilgio. 19 metais prailgintas, taip supratau, ne? Wow. Latviškai. Bet viskas kaip ir pasitransleitint gali. Pareinam. Mes taip susivėlinom, jie jau nuplaukė tenais. Ėjom lenktyniavom, parėjo sakėm, kas ir jau pirmiau. paplūdimį. Ar jie su irklente atsidurs paplūdimį ar mes. Tai jie, kur čia atsisukam į paplūdimį, jie jau ten. Dabar mūsų laukia vėl iššūkis atgal pareiti per akmenis. Nu ką, startuojam jau? Jo. Va, nes čia baigėsi tas toks betoninis kelias ir dabar jau prasideda akmenėliai. Gerai paplaukiai, ką? Persirengimo būdelė, ne? O Jėzus Marija. Oi! Einu patikrinti persirengimo būdelę. Dar net su veidrodžiu, nu. Labai fainai. Uždarau. Baigęs, visi į pliažą, paskui į bariuką. 6 valandą Marius sako, darbas baigėsi, visi į pliažą ir tada į bariuką. Labai daug žmonių, nes čia iš tikrųjų tiek nebuvo. Kur vakar nebuvo praeitas. Jeigu nori, aš tave perrinksiu. Tiesiog noriu į šiltą vandenį. Šalta tau? Tiesiog norėčiau į šiltą vandenį. Mes vakar buvom stikę šaltą vandenį. Šiltą vandenį. Kas sušalia, kas sukaitau bežaisdami. Aš sušaliau. O tu? Sukaitau. Ruonis latviešų. O čia pakrančio apsauga. Motorinė transporto priemonė. O, prašau, kokio galingumo variklį įsitaisė. Debesis pareina. Į krantą plauk. Grįžom. Pažaidėm beach tenisą. Sugadinom 2 kamuoliukus.
Nesimetėm. į jūrą. Tada pamatėm, kad artėja vėl lietus, tai reikia krautis daiktus. Jau skruzdas išbėgo iš savo. Irštvos. Oi, kaip čia gražu. Jo, dunda jau tolumoj. Užkasam, makaroniukų neužkas, tėtis kažką irgi. Skanaus. Makaronai su sūriu. Tai atsisukti galite. Jau nebešalta tau? Gerai. O ką čia žiūri? Kokį filmuką? O žinai, kad valgant žiūrėti nerekomenduojama. Gerai, svarbu, kad žino. Bet atostogos. Ne? Ne. Per atostogas viskas galima. Ne visai viskas, bet kartais kai kas galima, kai ko galima daugiau. Baras dirbo? Dirba. Vietinis. Galėčiau su krienais kokį nors kasniuką, vieno kasnio. Auksnur su krienais. O, kokį šedevrą man. Ačiū. Sašimi. Latvių liaudės išmintis byloja, kad jeigu į tualetą įdėsi stiklinės duris, visada žinosi, ar jisai užims ar ne. Va. Tai žodžiu. Ko? Patogu visai. Ir dar galima biškį plačiau matyti. Nu. Argi. Aha, tas merkštė. Sargi pastrapio tam televizorius. Beje, sukės. Kaip sekės? Paplokit. Sodas labai fainas. Tokia skulptūrėlė. Balkonas saulėlydžiams stebėti. Ir inkilėlį paukšteliams. O mes turim tik vieną jūrą, o jie turi dvi jūras. Vieną ten jūrą, Tuoj pritrauksiu. O kur kita? o kitą ten jūrą. Nu, kaip nesąžininga, mes tai tik vieną. Jie turi dvi. Čia susilieja fonas, vaibiški matas. Planuojam skaičiavimus, liko 45 minutės euras. Šuniukas koks draugiškas čia gyvena toj kaviniai. Bubble tea, mat. Ne šalta ar šalta? Šalta su ledukais. Kaip tu čia sugalvojai? Gal grįžai be pakrovėjo, bet iš tam gėlių paleisi. Bent jau gėlių prisiskyniau. O neradai, ne? Ne. Ne, aš prie parduotuvės, kai ledą pasiėmiau, tai tada ir pamečiau. Nes iš kišenės tada kimšau telefoną į kišenę ir su visais laidais. Nieko tokio.